Tai ką, labas rytas, sveikinamės iš Sirenos, kaip matot, iš gražaus salono. Ir šiandien darbai prasideda nuo 2 darbų. Taigi turiu nuvežti golfo ženklą, kad padarytų juodą. Ir turiu nuvežti X3 dangtelį, kadangi dažysim kapotą vienos mašinėlės. Tai taip, kad važiuoju, suvažinėju šitos darbus ir tada lekiam tiesiai į dirbtuvės ir parodysiu, ką per savaitgalį padariau golfukui. Turbūt, kas seka mūsų Instagrame, matėte nuotrauką vieną, storiuką, bet kas nesekat, taip tuoj neužilgo pamatysit. Taip, kad lekiam. Nors sugalvojau, kad dar pakeliu išsuksiu į Hilbiną, pasižiūrėsiu, dekoruosiu dažų. Nepasižiūrėsiu, bet pasiimsiu daugiau pavyzdukų, nusivešiu pas mamą ir išsirinksim kažkokią spalvą. Kadangi į sidabrinės keisim kažką biškį link tamsiau pilkesnio. Kadangi visa mašina dažysis, tai galima kažką ir pakeisti įdomiau. Mašina vis tiek neparsidavinės, manau, ilgą laiką, kadangi tik, pamiršau, kiek bėgu, 7000, man atrodo, kilometrų. Tai važiuos, manau, ilgai, tai taip, kad dažysim, kaip nori mama. O koks važiuoja, žiūrėkit. Oho. Padaviau dangtelį, vienas darbas padarytas ir pasiėmiau dažų kortelių. Tai taip, kad varysim, kaip ir sakiau, iki mamos, duosim pasirinkti iš turbūt, nežinau, 200-300 spalvų įsirinkti gal vieną. Ir šiandien rytą pradedam nuo update'ų apie GTI. Taip, kad vakar ilgai pasėdėjau ir tikrai nemažai pasidariau, taip kad įvertinkit, parodau tuoj pat. Jau netrukus galėsim riedėti į gatves, padaryti keletą rolling shotų, nes gatvėje atrodys tikrai smagiau ir geriau. Taigi, ką pasidariau, tai paėmiau, nusidažiau priekinės groteles, apatinį lipą, viską susirinkau, tada galinį difuzorių susirinkau, galinį ženkliuką su baltu intarpu susirinkau, veidrodėlis, juodas blizgus ir nuvežiau ratus, kad sumontuotų žieminės padangos. 2 ratai sumontuoti, kiti 2 sulankstyti. Kadangi buvo priekiniai ir mašina buvo šokus per bortelius. Greičiausiai, mes taip spėjom. Vakar išvažiavau pas padangiuką ir nepasiėmiau kameros. Taip, kad kaip visą laiką. Šiandien dar vienas darbas yra nuvežti Porsche dalis ir nuvežti patį Porsche. Tai taip, kad liko pusę valandos iki 9, nes 9 atvažiuoja tralas, pasimti mašinėlės, o aš turiu dabar per tą laiką, turiu įsiardyti keletą plastikų, kuriuos reikia vežti taip padažyti. Viskas bus juoda blizgu. Tai taip, kad bandom kibti į darbą ir laukiam tralo per tą laiką. Va, tiek daiktų bus juodi blizgus. Tai ką, Poršiukas nuvežtas pas dažytojus, tai taip, kad grubiai kokie tais mėnesis, gal 2, manau, ir vėl grįž pas mumis. O tuo tarpu dar jums pafilmuosiu tenai, nes važiuosiu gal kokį, nežinau, 3-4 kartus. Tai nuvežti spoilerį, tai padėti praardyti paprašė. Ne paskutinį kartą tikrai jį matote. O su golfu situacija tokia, kad beveik viską susirinkau. Taigi liko stogas, liko 2 sėdynės ir liko 2 ratai. Dar liko aišku slenkščiai, bet slenkščius galėsiu užsisakyti iki vasario mėnesį, nes viskas išparduota. Kol kas bus be slenkščių. Vaizdas aišku nebus tas, kurio norėtume, bet yra kaip yra. Tiesiog nėra kur nusipirkti tokių dalykų. Tai ką, nauja diena ir ką tik atsiradau darbe, pakeliui, užvažiavau, pasiėmiau 2 sulankstytus ratus. Taigi labai ačiū Deiviui iš Padangiukas, tai už greitai padarytą darbą. Dabar liko juos uždėti
ir kai uždėsim, eisim, išsiursim saloną, išvalysim, o dabar važiuojame į autovils.lt ir pasižiūrėsim vasarai ratukų. Golfui nusižiūrėjau vieną modelį tokį įdomesnį, tai bandysim šiandien prisimatuoti. Prie to pačio dar prasuksiu, pasimsiu ženkliuką. Lekiam tiesiai tenai, pasimatysim autovils.lt parduotuvėje. Gražiai. Padėti reikia. Kaip ant Golfo 21 atrodo, Taigi, ratukai bagažiniai. Ir dabar lekiam, pasimatuosim ant Golfelio, kaip atrodys. Pasėmiau vieną sidabrinį, tai davė 21. Aišku, 21 didėsiu tik dėl spalvos. Pasižiūrėti, kaip atrodys. Tai vienas sidabrinis 21 ir kitas yra juodas 20. Tai žiūrėsim, kas tiks labiau ant baltos mašinos ir žiūrėsim, kas gausis. Gal paimsim, gal nepaimsim, bus matyti. Taigi lekiam atgal į dirbtuves ir bandysim prisidėti ant mašinėlės. Tai kaip ir matėt, buvau autovils.lt ir pasiėmiau ratukus. Taip kad traukiam iš dėžės ir parodysim jums, ką išsirinkau. Štai ratai, kaip jums. Pabandom dėti ant mašinos ir užėsim ant mašinos, kaip atrodys. Kaip ir sakiau, vieną juodą, kitą sidabrinį. Išmatavimai realiai tokie patys, tik tiek dydis, kaip sakiau, 21. Tai etus 35, manau, kad tiks neblogai. Dedam ant mašinos ir žiūrim. Ratukai primatuoti ir man asmeniškai vaizdas geresnis su juodais. Taip kad jūs nuspręskit, pasižiūrėkit ir parašykit komentaruose, ką manot. Tai ką, pasimatavau šios ratukus ant Golfo ir man labai patiko. Visai dizainas tinka prie automobilio dizaino. Nepamiršim, kad juoda spalva. Sidabrinės, nežinau, man asmeniškai biški trūksta kažko. Aišku, dydis atrodo didesnis. Labai daug detalių ant mašinos yra juodų blizgių. Taip kad tikrai sidabrinis ne į temą. O jeigu ir jūs norite įsigyti tokius ratukus arba kitokius, užeikite į autovils.lt ir išsirinkit savo ratukus vasarai arba žiemai. O beje, su mūsų kodu 101 gausite ir nuolaidėlę. Tai ką, nauja diena ir naujienos yra tokios, kad vakar nusidažiau ten tokį Citroeno buferiuką. M6 kaip ir juda gera linkme. Kėbulas paruoštas. Dėl vasarinių ratų dar nesu apsisprendęs, ką daryti, nes sidabriniai gražiai atrodo. Taip pat ir Instagrame buvau padaręs 2 storiukus. Klausiau jūsų, ar sidabriniai, ar juodi. Taip kad tikrai nemažai nubalsavo už sidabrinius, bet aš manau vien todėl, kad sidabriniai buvo didesni ir labiau išlindę, taigi geriau atrodė. Tai va, tai bandysiu spręsti šitą dalyką, bet čia jau vasarėjant šitas reikalas bus, o dabar važiuosiu originaliais. Dar pasidarysim vieną darbą, tai pasikeisim tepalus. O tepalus mums parūpino Xado. Taip kad eisim, ardysim pakuotės ir žiūrėsim, kas ten gero yra. Taigi, kaip ir matėte praeitame video, pylėme į Serena Xado. Taip pat ir su šiuo projektėliu mums padės Xado tepalai. Tai taip, kad einam, leidžiame senus tepalus ir pilame Xado.
Taigi išleidom senuosius tepalus, kaip matėt, ir dabar pilsim naujosius. Taip, kad pilam 5x30 tepaliuką. Jisai savyje turi revitalizanto, kuris padeda automobilio varikliui lengviau slysti. Ir palieka mažiau dėvėjimosi žymių cilindro sienelėse. Įpakavime turim 4 litrus, tai pagal specifikacijas turėtų visi 4 litrai ir subėgti. Nors žiūrėsim, kaip čia bus iš tikrųjų. Nugarą paskaudo, bet su likuotė tikrai geriau, taip kad ir jūs naudokit. Taigi, kaip matėt, į golfuką supylėm Xado 5x30 tepalų. Manau, kad važiuos toli ir laimingai. Tai taip, kad jeigu norite ir jūs įsigyti, užeikite į xado.lt ir įsigykite savo tepalų ar kažkokių tokių priedų varikliui. Taip pat ir antifrizai, ir salono valikliai, ir visos kitos chemijos, kurias galite panaudoti savo automobilį. Kaip galvojat, bus laiminga mašina, kai ant jos vaikštų variukai? 1, 2, kol kas radau tik 2. Su šita mašinytė šiandien viskas ir pirmadienį lekiam tiesiai į technikinę apžiūrą. Prasivarom technikinę, užsiregistruojam ir lekiam į gatvę. Tada padarysim rolling shotų ir dar vieną dalyką įsidėsim, tik niekam nesakykit tom paipą. Šią savaitę tiek, taip kad vlogas baigėsi ir susitiksime sekančią savaitę, tuo pačiu metu, tuo pačiu vietoj. Nepamirškite komentuoti, nepamirškite laikinti ir visų svarbiausia, pasubscribinkit. Jums tai nieko nekainuoja, o mums padės ateityje. Tai taip, kad iki sekančios savaitės ir iki.